Sveiki žiūrovai, turbūt visi mėgstame gerti kavą, bet yra ir sveikuoliška kava, vadinama kulkų neperšaunama kava. Dar angliškai jinai vadinama bulletproof coffee. Skubu jūs įtikinti, kava nėra žalinga jūsų sveikatai. Daugiamilijoniniai ilgamečiai moksliniai tyrimai neįrodė jokios žalos mūsų sveikatai ir atvirkščiai netgi įrodė, kad yra pozityvių efektų. Geriantis kavą vidutiniškai yra raumeningesni žmonės, taip pat serga mažiau smegeninėmis ligomis ir turi sveikesnę širdį. Kad pagaminti kulkų neperšaunamą kavą, mums reikės kavos pupelių. Pas mane jos sumaltos, bet jūs galite nupirkti nesumaltas ir susimalti patys, bet būtinai pirkite kavą ekologišką, nes neekologiškoje kavoje pilna toksinų, labai žalingų jūsų sveikatai. Lietuvių dėmesio. Jeigu verdate kavą, įsitikinkite, kad tenais nėra tirščių. Kavos tirščiai yra siaubingai kenksmingi jūsų sveikatai. Aš įsitikinęs, kad jūs nenorite susigadinti savo sveikatos gerdami kavą, ypatingai sveiką kavą. Taip pat nenaudokite tirpios kavos. Palikite ją tiems, kas nesirūpina savo sveikata. Kavos gamybai mums dar reikės be druskinio sviesto. Pirkdami sviestą būtinai įsitikinkite, kad ten nėra tame svieste daug cukraus. Aš perku, mano svieste yra tik 0,3 gramo cukraus per 100 gramų sviesto. Tai jūs taip pat patikrinkite etiketę ir žiūrėkite, kad net būtų daugiau negu pusę gramo per 100 gramų sviesto. Taip pat kavos gamybai mums reikės kokoso aliejaus. Pirkdami taip pat įsitikinkite, kad jūs perkate gerą. Turi būti šalto spaudimo, ekologiškas, grynas, 100% kokoso aliejus. Taigi, kad pagaminti sveikuolišką kavą, naudokitės arba kaip aš kavos aparatu, arba galite filtruoti kavą, arba nusunkti tirščius. Tai rinkitės vieną iš šitų 3 būdų. Taigi pradėkime kavos gamybą. Mums reikės sviesto, savaime aišku. Štai tiek sviesto dedame į puoduką. Štai tiek kokoso aliejaus taip pat dedame į puoduką. Dabar išvirkime kavą. Ir štai kava gatava. Dabar gerai išmaišykite. Gerkite šią kavą ryte, nes jinai akimirksniu įpurša jūsų energiją ir taip pat pagerins jūsų smegenų veiklą. Ši kava idealus gėrimas badautojams. Jeigu jūs nevalgote, ši kava nesukels insulino ir nesuvaidins jums badavimo poveikį. Taigi, jeigu jūs badaujate, ši kava visiškai nekenksminga. Taip pat ši kava labai gerai tinka, kas badauja periodiškai. Sakykime, jūs nevalgote 20 valandų iš eilės. Galite šią kavą išgerti ir tęsti savo badavimą. Jeigu po šios kavos nevalgysite kelias valandas iš eilės, sakykime, aš kartais nevalgau, netgi iki 6 valandų, jūsų kūnas pradės gaminti ketonus. O ketonai yra super
stimuliatorius jūsų smegenims. Smegenys veiks ypatingai stipriai. Patikėkite, žinau, su rašytojais ir filosofais. Taip pat kūnas labai energingai degins kūno riebalus. Tik pažiūrėkite, koks aš liesas. Ir aš maitinuosi labai riebiai. Jeigu jūs stengiatės sumažinti kalorijas savo dietoje, tai paskutinėje vietoje siūlyčiau iškarpyti riebalus, nes riebalai yra labai svarbus jūsų kūnui. Valgykite riebiai, karpykite savo kalorijas visai kitur, nevalgykite angliavandenių. Patikėkite, žinau, dauguma tie, kas nori numesti svorį ir niekad nenumeta, būtent nuo to ir pradeda, apkarpo riebalus ir nieko nepasiekia. Ir kaip visada, čia buvo Martynas. Norite būti liekni, gražūs, energingi? Likite su manimi! Žiūrovai, taip pat norėčiau priminti, kad esu ne tik dietologas, bet taip pat filosofas ir rašytojas. Štai viena iš mano knygų. Ją galite rasti visose knygynuose Lietuvoje, o taip pat ir pačiuose populiariausiuose internetinėse saituose. Taigi, malonaus skaitimo!